Oi, kaip norėčiau dabar, bet, lik ir ant juoko susikūrė, lik tai kažkaip aš nesu prieš gerą pop muziką. Visiems skeptikam, kurie čia sakė, kad čia nukopijuota vienas įspūdingiausių riffų tokių buvo, neatsimenu, bet jinai tikrai degė mano magnetofone ir aš turėjau galimybę man įrašyti šiek tiek muzikos. Bandote atspėti? Gali būti sunku. Labas, aš esu muzikos prodiuseris, Džordanos Butkutės ir kitų muzikantų gitaristas, grupės Hansanova įkūrėjas, mokytojas, pedagogas ir turiu jums atsakyti vieną tokį įdomų klausimą, kurį manęs daug kas klausia. Giedriau, iš kur sėmėsi riffų, melodijų, kas tave įtakojo? Turbūt savaime aišku, kad daugelis ir vyresnių, ir jaunesnių muzikantų Lietuvoje klausė tik importinę muziką, anglišką, amerikietišką, vokišką, bet niekuo negaliu nustebinti, jog klausiau lietuvišką muziką. Tai buvo 90-ieji metai, aš buvau vaikas, kuris godžiai rijo visą muziką, kuri aplink mane skambėjo, tai buvo radijos, televizija. Nebuvo labai daug pasirinkimo vis dar, tai buvo nepriklausomybės pradžia ir tos lietuviškos muzikos į mane pateko ir į mane įtakojo. Taigi, Misterio Jumbo top 5 lietuviški albumai, kurie mane įtakojo. Suprantu, kad yra žiūrinčių šios filmukus ir galvojančių, kažkas kitas paspaus subscribe arba like, bet būkite geri, padėkite mano kanalui šiek tiek ūgtelti, jis labai senas ir stipriai apleistas algoritmų. Taigi, nieko nelaukęs pradedu. Numeris 5. Grupė Biplan, albumas Braškės, 98 metai. 12-mečiui Giedriui Kaune nuskambo visiškai nauja daina Labas rytas, kurios vaizdo klipą aš pamačiau per Lietuvos televizijos rytinę programą ir pasirodė visai kietai vyrukai su gitarom varo. Ir šiaip gal tokiam hardrockeriui visi užduotų klausimą, prie ko čia britrokas, britpopas, bet žinote, vaikystę visą praleidau klausydamas Beatlus ir tą britišką invaziją, bitlomanija manyje vis dar gyveno ir pajutau, kad suprantu Biplanų idėjas. Ir nors namuose turėjome kasetinį magnetofoną, iš esmės dauguma dainų galėjau pasiklausyti tik tai per radiją ir tik tai per televiziją. Todėl labai džiaugiausi, jog mano vyresnis brolis, dirbdamas radijos stoty, turėjo galimybę man įrašyti šiek tiek muzikos į magnetinės kasetės, kurias aš klausydavau, trindavau, jos degdavo ir pasileidęs kasetę iš klausos nuiminėdavau su gitara akordus ir riffus. Tai buvo mano turbūt pirmieji akordai C, G, D, A. Juk žinote dainos Labas rytas akordus, taip? Ketvirtadienį laiškai jau skrenda Londone. Galvojau, kas tas Londonas? Aš žinau, kad tai yra Didžiosios Britanijos sostinė, bet bandžiau įsivaizduoti, ar Biplanai patys buvę, ar jie bando kažkaip perteikti vaizdus muzikinę kalbą. Žodžiu, tai nebuvo labai sudėtinga muzika, bet man ta melodika visa buvo tikrai suprantama, artima ir man patiko postprodukcija, patiko taip pat ir gana švarus viršelis, kurį buvau kažkur matęs, jog tai baltam fone braškytės ir į savo kasetės dėkliuką taip pat įsidėjau baltą lapą ir nupaišiau su flomasteriu braškytę. Nors, kaip minėjau, tuo metu buvau paaugliukas iš Kauno su daugeliu grupių ir muzikantų, apie kurias aš čia kalbu ir vėliau kalbėsiu, kažkaip gyvenimas leido susibėgti, prasilenkti ir susipažinti su kai kuriais. Tai netgi ir šią vasarą koncertavome su Džordanos grupė kai kuriuose koncertuose, prasilenkdami su grupė Biplan, su kuriais labai malonu ir respektabilu prasilenkti, pasisveikinti ir pasakyti gerą žodį. Tai šauni grupė, grojanti vis dar gyvą muziką, be jokių programinių kažkokių keistų dalykėlių. Gitaros, būgnai ir rock'n'rollas. Aš negaliu suprasti tavęs, kodėl. Numeris 4. Jūs labai nustebsite. Jurga. Albumas, kurį visiškai neseniai nusipirkau, net neturėjau fiziniam formate. Tiesiog pagalvojau, kad turėčiau jį turėti ir atiduoti duoklę prodiuseriam, gitaristam, apie kuriuos taip pat paminėsiu. Dėl ko šis albumas patinka? Dėl to, kad aš nesu prieš gerą pop muziką ir tai buvo
Jurgos Šeduikytės debiutinis albumas, o gitara grojo nuostabus virtuozas žmogus, kurį pažįstu, su kuriuo galime bendrauti, tai Romas Rainys. Ir tada supratau, kad būdamas velniškai gerų gitaristų, nebūtinai čia turi viską parodyti šitoj muzikoje, nebūtinai turi skraidyti, kad viskas gali būti labai skoningai, su labai įdomiai besikeičiančiais garsais, kad nebūtinai kiekviena daina albume turi būti taip pat skambanti, tais pačiais tembrais. Ir tas albumas tą davė, kad kiekviena daina turi savo istoriją ir man tuo metu labai patiko irgi vadinama produkcija, tembrai, garsai, suvedimas, tai buvo kažkas tokio, mano nuomonė, nelietuviško. Taigi šį albumą tikrai labai dažnai, tada, kada jis išėjo, klausydavau tiesiog fonui, tvarkydamasis kambarį ir kažką piešdamas, kurdamas ir pasileidžiu ir man tiesiog nereikia apie nieką galvoti, muzika labai faina tokia groja. Net ir turėdamas dabar CD formatu šį albumą, pasileidžiu į automobilį ir iš tikrųjų nostalgija. 21 metai, šaunus albumas. Albumas numeris 3. Na, va dabar jau kaip gitaristas tikrai nieko nenustebinsiu ir tikrai vyresnė karta ir turbūt ir jaunesnė už mane karta puikiausiai klausė grupė Hyperbolė ir čia albumas Visų laikų topai. Nežinau, ar jis tikrai taip vadinasi, bet kasetė, kurią turėjau, taip ir vadinasi. Nežinau, ar perrašyta, ar originalią, aš tik tai klausiau. Neatsimenu, bet jinai tikrai degė mano magnetofone ir aš vėl bandžiau nusiminėti ir išgalvotą pasaulį, ir sugrįžk, ir vasara, ir visi tie soliagai, wow, realūs, man atrodė tiesiog gitara pati dainuoja. Aišku, aš buvau klausęs Gary Moore ir tiesiog stebėjausi, kad Lietuvoje kažkada, kai dar nebuvau gimęs, grojo tokia grupė. Tiesa, kaip tuo metu aš ją klausiau, jinai buvo trumpam turbūt atsikūrus, ar tiesą sakant darė savo paskutinį atsisveikinimo turą, kurio paskutinis koncertas buvo Jurbarke. Labai gerai atsimenu tuos laikus. Žinote, varčiau kasetės kitą pusę, ten surašyti visi muzikantai, ir Bėrinas, ir Garberis, ir Prapras, ir parašyta, kas su ko groja, ir Bartusevičius, ir žiūrėdamas jau į nuotrauką bandžiau suprasti, kas čia su ko groja. Tai aišku, kad žmogus laikantis tokios formos gitarų jau tikrai turėjo būti tas Igoris Bėrinas, kuris parašytas kitoje pusėje kasetės. Tai va tokia ir buvo pažintis su tuo žmogums, muzikantu iš didžiosios raidės, kuris man padarė įtaką. Ir jeigu egzistuoja grupės iš užsienio, dėl kurių aš norėjau šitos gitaros, tokios formos, tai Lietuvoje irgi buvo tokia grupė, kuri vadinasi Hyperbolė. Ir jos albumas Visų laikų topai man padarė įtaką. Albumas, kuris man padarė įtaką, numeris 2. Oi, kaip norėčiau dabar, bet negaliu, nes jau yra vakaras ir būtų negražu sulaukti iš kaimynų skambučio, tuk, kodėl tu reikia. Bet iš tikrųjų, klausydami grupės SBS albumą Mėnulio šviesa, kuris buvo išleistas 96 metais kasetėje, bandydavome pamėgdžioti Vitalio viražus su vokalu, kur dainuodavo aš naktyje. Net ir būnant gitaristu žavėdavo tiek būgnų partijos, tiek klavišinių partijos, tiek vokalas. Ir šiaip, aš suprantu, kad egzistavo užsienyje tokios stiliaus grupės, bet man buvo didžiulė nuostaba, kad ir Lietuva, be to, kad grupė Katedra buvo, tai egzistavo dar ir SBS, kurie įrašė šį albumą ir jis man padarė įtaką. Jokinga tai, jog po beveik 10 metų nuo to albumo išleidimo aš pats atsiradau toje grupėje po to, kai Tomas Varnageris išėjo iš SBS. Bet nenorėčiau visai to sugretinti ir jokių, kaip sakant, sentimentų dėl to, kad aš ten grojau. Man tiesiog labai patiko tas albumas ir, tiesą sakant, aš irgi bandžiau tos riffus ten kažkaip iš klausos nusimti ir vienas įspūdingiausių riffų tokių buvo Kelio atgal nėra. Tai
čia jokios nuostabos kaip ir nėra, nes aš pats tas dainas vėliau turėjau groti ir niekada gyvenime negalėjau pagalvoti, kad tuos riffus, kuriuos bandžiau vaikystėje pagroti pagal Tomą Varnagerį, man pačiam teks toliau groti. Tai su visa pagarba Tomai padarė įtaką, kaip ir grupė SBS. Visiems skeptikam, kurie čia sakė, kad čia nukopijuota Yngwie Malmsteen, čia viskas, tai ne. Tai nėra kopija, tai yra inspiracija galbūt taip galima pasakyti, bet tai nėra kopija tų dainų. Gerai, iš tikrųjų nemažai tų grupių buvo, kurias čia galėjau tikrai pavardinti, ir ta pati Katedra, ir kokius nors Merlinus, ir daug šiuolaikinių grupių, kurias jau kaip ir galėčiau sakyti, klausiau būdamas suaugęs ir jos ten įtakoja, neįtakoja, bet okei. Taigi, mes atėjome prie albumo numeris 1, kuris man padarė įtaką. Bandote atspėti? Gali būti sunku. 98 metai, didieji skandalistai, tuo metu tikrai didieji skandalistai, grupė Žas išleido savo antrąjį albumą Dozė. Sudrumskime ramybę. Na, vis tik tai grupė, kuri abejingų nepalieka, ar ne? Vieni jos nekenčia, kiti kažkada tai tikrai labai mėgo ir vienas tarp jų buvau aš, kadangi, nors jie buvo chuliganai ir turbūt ne vienas turėjo žalingų įpročių, kuriuos stipriai eskalavo per to meto laidas tokias kaip Tangomanija, tai man jie darė įtaką kaip jaunuoliui, bet turbūt labiau iš muzikinės pusės. Godžiai žiūrėjau į gitaristą, kurį vėliau teko pažinti, tai Laurynas, ir kaip su juoda Stratocaster gitara jisai rifuoja, ir bandžiau iš ausies nusiminėti, sunkiai sekasi, ir žiūrėdamas Tangomanijos laidas, kurių Žasai gyvai grodavo dainas iš albumo Dozė, bandydavau ten jau tada žiūrėti ir tuo pačiu klausyti, ir tiesą sakant, tai buvo toks vienas sunkesnių techninė prasme albumų, ką galėjau tuo metu nusimti. Pavyzdžiui, kaip Braškės greitai ten iš akordų, ten sugrodavau viską, o Dozėje Aš iš tikrųjų nežinau, čia Žasų visokių istorijų esu klausęs ir jūs patys tų intervų, biografijų visokių girdėję, kad lyg ir ant juoko susikūrė, lyg tai kažkaip vieno vakarėlio metu, kad ten tų žmonių priėjo kažkokių, jie išėjo Andriaus Mamontovo pakviesti į Vingio parką ir ten kažkur koncertuoti, ir žodžiu ta grupė pasidarė iš tuo metu metalistų grupės Regredio ir ten kai kurių narių ir dar kažkokių prilipusių bičių. Bet ir pirmas albumas Ūžas buvo visai įdomus, nors šiaip man repas gal ir nėra labai artimas žanras, tikrai geras albumas, o antram albume jau tas repas pasidarė mažesnės koncentracijos, bet buvo daugiau gryno roko toks, ir choras tikrai kietai kalė būgnais ir gitaristai grojo gitaromis, visiškai kietai, man tai buvo didžiulė inspiracija, didžiulis spyris, kad wow, čia gerai skamba. Ne vienos dainos tekstus mokėjau mintinai ir turbūt ir dabar Sudrumskime ramybę visą dainą galėčiau išrepuoti ir jums čia sudainuoti, bet turbūt, kad to nereikia. Likimas lėmė susipažinti su True Sabaka Marijum Bereniu 2008 metais LNK laidos Muzikos akademija rengėjams jį pakvietus padainuoti duetu kartu su manimi Lordi dainą Hard Rock Aleliuja. Tai buvo proginis numeris Halloweeno proga, kurį filmavome kartu su Marijum Bereniu. Net prieš metus ar kelis Marijus Berenis buvo atėjęs pasiklausyti mūsų grupės Hansa Nova koncerto Alytuje. Tai tikrai maloniai nuteikė, nes kažkada jie man buvo visiški dievai ir tikrai norėjau būti toks kaip Žasai. Štai toks penketukas, kuris mane išugdė kaip muzikantą. Dabar leis paklausti, o koks lietuviškas albumas padarė tau ir tavo skoniui didžiausią įspūdį ar įtaką? Parašyk komentaruose, man tikrai įdomu sužinoti. O gal mano muzika tau visai nepatiko, o gal mes klausėmės tuo pačiu tas pačias grupės? Parašyk komentaruose. Man tikrai smalsu ir aš skaitau visus komentarus ir stengiuosi jums atsakyti. Šiandien tiek, visiems ačiū, čia buvo Giedrius Misteris Džumbo ir top 5 lietuviški albumai, kurie padarė man įtaką. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.